Ai, tai čia dabar recordings į mano cloudą. Tai reiškia, Mm. kad ims mano kompo garsą. Mm. Tai kaip būna su connections, kad kartais tavo balsas skambės toks kaip per radiją. Tai gal tu pas save pasidėk telefoną šalia ir įsirašy garsą. Mhm. Aš irgi rašysiu garsą atskirai per telefoną. O. Gerai, Ai, tau gerai. šviečia saulė. Mhm. Pas jūs irgi saulėta, ar ne? Jo, pas mane būtent, nu, nesimato, bet kažkur biškė laukia eisiu paskui lauką. Nu, gerai. Nu ką, aš padariau tokį truputį research apie tave ir bandau suprast. Toks jausmas, kad mes kažkur susitikom gal net anksčiau kokiam konkurse kur nors. Ar tu buvai tokia konkursų mergaitė, žinai, Ne. kai ten, ne? Aš tik tai dalyvavau dainuojamosios poezijos konkursuose, bet čia buvo iš Mažeikių, žinai, kai mes važiavome į Vilnių, tai buvo dainuojamosios poezijos festivaliai. Aha. Tai mes ten dalyvavom, bet man dar nebuvo 18. O paskui dalyvavau Saulius Kliošo atrankoje, kai jie ieškojo naujos vokalistės padaivos. Bet ten buvo Rimtai. tamstai. Jo, Mm. atsimenu, bet aš žiauriai jaudinausi, aš šiaip labai bijau atrankų. Ir netgi studijavau aktorinį ir niekad neperlipau to, žinai, laiptelio, kur eiti į atrankas. Auditioning Mm. nepadariau. Mm. Mm. O tu? Wow, aš atsimenu, kad aš kimono girdėjau kažkokiam džiazo ar bliuzo festivalyje Kėdainiuose ir tada ėjau prie jų, vabank, sakau, jeigu reikia vokalistės, aš galiu padainuoti. Tai man labai patiko, bet jie tokie, nu taip draugiškai sakė, nu dabar neieško. Jo. Bet, lemą, bet, nu, jo, sakė, kad kažkaip, tipo, kad, sakai, neturi drąsos, arba ten pritrūksta drąsos atrankose, bet kažkaip atsirado drąsos išvažiuoti į Paryžių gyventi. Tai gali papasakoti šitą transformaciją, kaip jinai įvyko. Jo, galiu. Dabar biški dar palauk techninis klausimas. Tai aš filmuoju per savo kompą ir padariau, kad mes abi dvi matytumėmės vieną šalia kitos. Tipo, Gerai. gerai ar ne? Mhm. Ok. Tai šiaip mano motivacija yra žmonės aplinkiniai. Nu, ne tai, kad žmonės, bet aš turiu jausti, kad yra bendruomenė šalia. Mm. Dabar jau šiandien gal mažiau, pati keliauju viena pati į kažkokius tai nuotykius, bet anksčiau atsimenu, pavyzdžiui, aš norėjau išvažiuoti iš Lietuvos, nes jaučiau, kad kažkas mane traukia užsienį, gal dėl to, kad kai buvau, žinai, studentė, teko pakeliauti. Ir, Mhm. žinai, Prancūziją į vienuolyną, tą Taizė, nežinau, ar esi girdėjus. Piligriminės kelionės. Mhm. Tai ten 3 kartus gal variau, labai faina buvo, labai patiko tas europietiškas entuziazmas, linksmumas, tas šventės jausmas, visi muzikuoja, happy people, o Lietuvoje kažkokia tokia piškai gal buvo labiau viduje, savyje visi, žinai, tokia labiau gal kuklus, nežinau, ar reserved, tai čia būtų nu, viduje gyvenantis jausmus, netokie labai išreiškintis save žmonės, arba bent jau aš tokių aplink save labai daug neturėjau. Ir mane traukia tas užsienis dėl to, dėl tų gerų patirčių. Ir aš pradėjau, kai atvažiavau į Vilnių, pradėjau šokti lindy hopą. Būtent į lindy hopą patekau per tus pačius žmonės, su kuriais važiavau, su kuriais susitikau Taize, lietuvius. Mhm. Tai man sako, pamatysi, čia bus vos ne kaip sekta, tu pamatysi, kokią faną bendruomenę. Nu ir žiauriai aš užsikabinau, irgi pirmas vakarėlis buvo tamstui. Mhm. Buvo big bandas, didžiulis, ten visi su retro, žinai, suknelėm, su, žinai, žiauriai patiko ir aš tada pradėjau keliauti į Herang Dance Camp į Švediją. Tai Švedija yra toksai tarptautinė šokių, lindy hopo šokių stovykla, į kurią suvažiuoja, kuri trunka 5 savaitės ir į kurią suvažiuoja lindy hoperiai iš viso pasaulio ir pasikeičia svečių iš Amerikos, iš ten, kur lindy hopas ir yra kilęs, tuos vadinamosius old timerius, tuos, kurie įkūrėjai yra. Ir visai, kad tas buvimas bendruomenė ir jautimas, kad bet kur pasaulio galiu nuvažiuoti ir turėsiu sofą, kur mane priims. O tą labai pajaučiau, nes pati truputėlį teko pakeliauti ir visą laiką susikdavau tos pačius žmonės. Tada pajauti, kad mes kaip šeima visam pasaulyje susitinkam per tuose pačiuose renginiuose ir, nežinau, labai daug davė tokio
pasitikėjimo visata, pasitikėjimo Aha. žmonėm, pasitikėjimo bendruomenė ir tada galvojau, nu viskas, dabar jau nieko nebebijau. Tai buvo. Wow. Galvoju, ar tie žmonės, ar nebuvo tave to švedijai sutikai Kristiną Ragelytę, tokia gal žinai, Kristiną? Ne, sorry, Kristina, jeigu aš tai pažįstu ir neatsimenu dabar, tai labai atsiprašau. Nes mačiau, kad Paryžiui su Gintarė Juknaitė bendraujat? Jo, su Gintarė susipažinom Lietuvoje, kai aš koncertavau viešbutyje prancūzišką repertuarą, o jinai tenai dirbo barmenė ir mumis supažindino O. direktorius. Bet šiaip aš visą, norėjau sakyti, vaikystę, paauglystę leidau su ypač Herangė ir paskui jau Vilnių, kai studijavau, tai su Rūta Šmergelytė, nežinau, ar tu žinai. Kažkur Su girdėta. Kamilė iš Ai, Kamanių Rūta, Šilelio. jo, žinau. Adelė, tai va, čia mes, bent jau kiek aš atsimenu, kad mes nemažai laiko leidom ir man būdavo tokios labai labai kūrybingos asmenybės ir labai įkvepiančios, nes aš pati iš Mažeikių, o čia jos Vilnietės, nu va taip kažkaip. Nu, labai tokį gerą pavyzdį davė. O kaip čia įvyko šitas poslinkis į muziką? Ar muzika dar anksčiau buvo? Kaip su muzika pradėjai siet savo gyvenimą? Žinok, vis laik buvo, kažkaip aš gal supratau, kad man labai patinka dėmesys. Aš esu firstborn child, pirmasis vaikas. Aha. Ir jau nuo pat mažens būdavo, žinai, čia aš gimiau senai, I'm old girl, 8 metais, nu tipo, okay, I'm happy with my age, viskas gerai. Tiesiog gimiau 88 ir dar tais laikais, nu buvo ką tik Lietuva išsilaisvinusi, visi pradėjo dirbti, kaip visi tėvai ir tėvų draugai pradėjo dirbti, kurti verslus, prasidėjo vakarėliai, laisva Lietuva čia. Aš iš vis esu vakarėlių vaikas, mano visa vaikystė yra vien vakarėliai. Aš miegodavau per vakarėlius, ten vežimėlį, pas mes laiką tūsas buvo, visą laiką. Man sakydavo, Lina, ateik padainuok. Ir aš užsilipus ant kėdės jau nuo 3 metų ten dainuodavau visiems. Ir, nu žinai, ten 10-12 žmonių visi susirinkę ir aš tokia patenkinta, kaip man patiko, darželį dainavau. Visą laiką dainavau ir man žiauriai tiko ir patiko ir buvo lengva. Ir viskas, aš kažkaip daugiau apie tai nieko negalvojau, kai buvau vaikas. Bet mano kaimynė, Vaida, sako, Lina, palydėk mane į muzikalkę, aš noriu stoti dainuoti. Čia man buvo 8 metai, man atrodo. Aš sakau, nu davai, einam. Pradėjau žemaičiuoti. Sakau, nu einam. Ir palydėjau ją, žinai, ir sako, ta mokytoja sako, tai gal ir tu padainuok, tai aš padainavau ir mane priėmė. Ir aš tada galvoju, o kaip aš tėvam pasakysiu, kad čia, žinai, už tą muzikos mokyklą reikėjo vis tik ir mokėti šiek tiek, žinai, dabar, o gal man net neleis, čia sakys bereikalingos išlaidos. Nu ir aš pradėjau galvoti visokias strategijas, kaip aš grįžti tėvam ir pasakysiu, kad aš netyčia įstojau į muzikos mokyklą. Nu tai žodžiu, buvo ten, paskui kažkaip leido man įsikeiti ją, sako, nu jeigu tu nori, tai ei, ką mes čia. Ir jiem visiškai buvo vienodai, einu aš ar ne, sako, daryk, ką nori. Ir aš ėjau, nes man buvo faina, lengva, fainas pamokos ir aš net nesupratau, kad iš vis muziką mokytis galim, galvojau, šiaip visi muzikuoja ir viskas, žinai. Tai tavo klasė, sorry. Tavo aplinkoje, taip, kaip suprantu, buvo ir daug tų ir muzikuojančių žmonių. Ne, iš vis nebuvo, bet aš kažkaip galvojau, kad muzikos nestudijuoju. Nu, žinai, užaugau su amerikietiškais filmais, kur mačiau, kad studijuoja muziką, bet tai buvo mokyklose, grinai labai stiprios tokios specialybės Amerikos, žinai, mokyklose, muzikos ten kryptis, aktorinio, jos nuo pat mažens labai labai stumiamas, pas mumis taip nėra iš vis, tai aš galvojau, nu gal pas mumis muzikantai, nežinau, išmoksta per koncertus, aš nežinau, ką aš galvojau. Bet tikrai negalvojau, kad tai gali būti profesija kažkokia. Nes neturėjau pavyzdžio aplink save konkretaus. Neturėjau, nepažinau ne vienos dainininkės, ne vieno muzikanto. Ir mano tėvai irgi nepažinojo. Tai kažkaip aš net neišdrįsau studijuoti muzikos po mokyklos baigimo. Tai va. Bet kažkaip kiek atsimenu, kad visgi išvažiavai studijuoti džiazą į Prancūziją. Bet aš baigiau pirmą Lietuvoje bakalaurą. Ir ką baigėjai? Psichologiją. Ir, baigiai psichologiją ir tada kažkas turbūt
kino, kad galvoju, ne, gal aš varau į Prancūziją. Ne, visai ne taip. Aš Prancūzija, aš nežinau, kas man atsitiko, bet aš jau būdama mažykiuose labai kažkaip pradėjau mėgti prancūzų kalbą. Mm. Kažkaip sėdėjau su draugė prieš kelias dienas ir galvoju, o kada tai prasidėjo, kada buvo uždėta prancūzų šiltlygė. Nu, tai, žinai, tokia manija ar tas meilė prancūzų, žinai, kultūrai ir kalbai ir niekaip negalėjau prisiminti. Ir man atrodo, ar tai buvo kažkokie filmai per teliką, gal tai buvo Amelijos gyvenimas, kaip ten. Jo, Amelija iš Montmartre. Jo, man atrodo, Amelija iš Montmartre, nes man tada dar nebuvo 18 ir mes su kitu berniuku iš muzikos mokyklos, jis sako, lyg atėjo, aš tau parodysiu tos Jan Tiersono kūrinius, jis man pradėjo groti ir aš galvoju, kaip gražu mane pamokė biškai, man dar, nežinau, gal 16 buvo. Nu ir tada gal prasidėjo, tada aš pradėjau domėtis visokius filmus žiūrėti su titrais. Ir žinai, kaip yra, esi iš mažo miesto, kur nėra daug visokių specialistų, bent jau, arba nėra, žinai, mokyklose nebuvo prancūzų kalbos. Galėjau mokytis rusų, vokiečių ir anglų, žinoma, bet ne prancūzų. Ir aš sakau tėvam, aš labai noriu mokytis prancūzų, nes mano draugė, mano klasiokė mokės prancūzų privačiai. Ir aš sakau tėvam, aš labai noriu mokytis prancūzų privačiai ir labai noriu mokytis dainuoti privačiai, nes aš jaučiu, kad aš, nu, kažką tokio turiu ir sako, eik mokykis privačiai matematiką, eik mokykis privačiai istoriją, lietuvą, kai išlaikys egzaminus ir gausi 100, tai galėsi eiti, žinai, kad ką mokytis. Okay. Tai, nu, tokia buvo biškai, žinai, griežtos taisyklės, kad, nu, čia nesvaik, žodžiu, mes, nu, ir finansiškai nebuvo galimybė, žinai, ir nebuvo prioritetas. Nu, tai aš tada gal, kadangi esu labai išsispyrus, to, ko negavau, matai, žiūrėk, bet dabar tai noriu ir kiaunu Prancūzijai. Bet aš nemanau, kad čia būtent tėvų kažkoks tai buvo, žinai, tiesiog aš taip susikūriau tokias aplinkybės, kad, žinai, pati iš savo išsišaukau to, ko aš iš tikrųjų norėjau. Aš taip manau. No. Nu. Like attracts like, žinai. No. Tai va. O tai kaip taip galiausiai gavos, kad išmokai prancūzų, ar tu nuvykus tenai išmokai, ar mokinais dar besimokindama bakalauro, kaip čia vyko šitas? Nu tai va, kaip ir prasidėjo, žinai, ta tokia meilė Prancūzijai, pradėjom važiuoti į Prancūziją su Taize, čia su autobusais, tai ten vis tiek, žinai, vis daugiau tos kultūros, ir kai atvažiavau į Vilnių, supratau, kad mano universitete Riomerio buvo frankofonijos klubas. Tai reiškia, žmonės, kurie mėgsta, žinai, prancūzų kultūrą, ir aš tokia jau biški, jau kažką apie tai žinojau, jau ten kelis filmus mačiau, kelias dainas paklausiau, aš sakau, aš noriu šitą klubą. Tai, žinai, iškart nuvariau, užsiregistravau ir ten būdavo kartais tokie renginiai, kažką nešnekėdavo, aš nueidavau ir sėdėdavau ir galvą linksėjau, žinai, bet aš nieko nespratau, ką aš šneku. Bet aš tiesiog norėjau dalyvauti, man buvo gražu, įdomu, aš ten apsimesdavau. Aš dažnai taip kartais būna, kad mėgstu taip peršokti, žinai, etapus tos tokius tradicinio mokymus. Ir tai manifesting generator energija. Jo. Tai kažkaip galiausiai supratau, kad trečiais metais, kad buvo galima išvažiuoti Erasmus. Nu, tai aš jau tą Prancūziją, žinai, jau čia seniai galvoju, o tavo kas būtų, jeigu aš važiuočiau į Erasmus į Prancūziją? Kaip būtų faniai Paryžiui. Nu, aš studijuoju psichologiją Riomerį. Mūsų yra pats antras, mes esame antra laida psichologijos. Ką tik atidarė šitą kursą, žinai, visą tą socialinę department. Ir iš vis beveik jokių kontraktų nebuvo su kitais universitetais, buvo tik tai Ruano mieste, čia yra Prancūzijos vakaruose. Toks rajonas, kuriame labai daug lyja, jis, nu, apie valandą, pusantros, 2 valandas gal nuo Paryžiaus. Toksai lietingas, apsiniaukęs miestas su dideliu, žodžiu, daugiau nesakysiu. Ir aš galvoju, važiuot, nevažiuot, aš taip norėjau Paryžių, dabar čia į tą kitą miestą, aš ten nieko nepažįstu, kaip čia bus. Ai, galvoju, važiuosiu. Nu, tai va, išvažiavau. O išvažiavusi supratau, kad gausiu stipendiją tam pirmam pusmečiui ir kad nereikėtų grąžinti stipendijos, reikia parodyti, kad tu tikrai mokysi. Tai reiškia, kad tavo balai turi būti aukščiau negu vidurkio. Egzaminų išsilaikymo balai. O aš kažkaip jau kaip ir žinojau, bet dar galvojau, gal tiksliai nebus taip, bet žinojau, kad dalis egzaminų bus prancūziškai. O aš studijavau psichologiją 3 kurse, tai ten buvo neuropsichologija ir visi kiti dalykai, nu, be galo sudėtingi ir man visi egzaminai buvo prancūzų kalba. Tai aš išvažiavau ten prancūzų kalbos institute, gal turėjau A2 lygį.
prieš išvažiuodama. Aš vos patekau į tą, žinai, kandidatų sąrašą, kurie išvažiavo, nes mano prancūzų kalbos labai buvo žemas lygis. Ir išvažiavus supratau, kad, nebus jokio pasirinkimo, reikės, žinai, išmokti, reikės kažką daryti. Tai aš prisipirkau pilną knygų, žodynus ir sėdavau bendrabučio kambarį ir mokaus gramatiką prancūzų. Oh, wow. Jo. Ir dar sugalvojau, kad, man būtų lengviau, tai aš išsiklausinėjau, per frankofonijos klubą aš išvažiavau kaip fille au pair, tai tokia nanny, kaip čia pasakyti lietuviškai. Aš dirbau šeimose, vaikų auklėtoja, vaikų ir padėjėja. 2 mėnesius prieš mano Erasmus aš gyvenau Prancūzijoje ir bandžiau pramokti kalbą. Tai irgi buvo labai faina patirtis. Jo. Tai va, tai ir žinai, kai buvau Prancūzijoje per Erasmus, man tos šeimos, pas kurias aš dirbau, tai buvo iš vis neįtikėtina patirtis. Jie buvo magai, magicians, kurie dirba telike ir ten visi jų namai nerealūs, ten vien eksperimentai iš medžio, ten, žinai, gamina tuos viską, ten žiūrėk, Lina, tu matai čia. Aš sakiau, žinai, turiu gitaras. Tai jie man paskolino gitarą per mano visus Erasmus metus ir aš tą gitarą turėdama ten labai daug koncertų padariau. Nežinau, gal aš kiekvieną kartą pasakodama vis perdedavau, bet atrodo, kad padariau virš 20 koncertų tikrai Ruano mieste savo Erasmus studentams. Ir aš supratau viskas. Aš tikrai nebenoriu psichologijos studijuoti, man jau čia vienodai. Aš tik noriu dainuoti, aš tik noriu muziką užsiimti, nes tas, žinai, hypas, kai tu gauni iš publikos. Man jau viskas buvo aišku, aš iš vis psichologiją rašiau apie savo bakalauro darbą, apie meilę, kas yra visiškai ne psichologinė tema, tokia iš vis filosofinė. Tai man jau žodžių buvo Prancūzija, meilės šalis, Paryžius, meilės miestas, meilė, muzika. Kad labai nestatistišką mergaitę pasidariau. Nebeskaičiai man rūpėjo kažkokie, o tik tai, žinai, jausmai, muzika, kūryba, įkvėpimas. Wow, okei, tai pala. Bet tai tu baigei bakalaurą? Aš baigiau ir gavau, šiaip esu 10-tukininkė ir gavau 7 iš savo bakalauro ir aš gal... Aš irgi. Aš irgi, Aš žinok, taip verkiau ir aš sakiau savo dėstytojai bakalauro, čia yra neteisybė, kitaip negali būti. Ir aš gal 3 metus nešiau tą tokią, žinai, shame, kaltę, kaip aš išdrįsau gauti 7-tuką, košmarus aptuodavau, kad čia mano gyvenimas suirs dabar, nes aš tipo... bet ačiū Dievui, išsigydžiau šitą. Užtruko laiko. Tai va. Jo. Taip skamba, kad iš tavęs veržys visai kita energija, žinai, tas kažkaip bakalauras, atrodo, šitą situaciją laiko perspektyvui nublanksta, nes jau širdis ėjo visai kita kryptim. Tai ar ilgai trukai, kol išvažiavai į Prancūziją? Ar iškart susikrovė tašes ir važiavai, ar dar buvo užkibęs kažkoks ten abejonių, žinai, būna toks skėrimas, gal nereikia, gal aš čia prisigalvojau kažką, žinai, kaip įvyko šitas persikraustimas. Aš tai degiau iš vidaus ir man atrodo dar labiau pajutau, ko noriu iš tikrųjų, kai pradėjau žiūrėti, kur stoti į magistrą. Nes, žinai, mano tėvai sakė irgi, tradicinis kelias yra pats tikriausias, saugiausias, gerai pasibaigia, žinai, magistrą, tada galėsi žiūrėti, ar tu iš tikrųjų tos muzikos nori. Nes aš jau prieš stojant, aš jau pas darbo psichologiją ir dariau testus, ar man čia psichologiją studijuoti, ar muziką, ir bandžiau, žinai, išsiaiškinti. Ir buvo pam. Žinai, ir aš, aišku, gal savo vidiniu balsu ne iki galo pasitikėjau tuo metu ir taip ir leidausi irgi ir, žinai, tėvai žino geriau, žinai, kažkas tokio. Ir aš, kai gavau savo visus balus egzaminų, tada, žinai, gali žiūrėti, kur gali stoti. Kur tai priims, kur čia tau jau pradėjau žiūrėti, gal čia kažkur, žinai, studijuoti psichologiją, magistrą kažkur Nyderlanduose ir taip toliau. Ir jau kai pradėjau žiūrėti, grinai aplikuoti, vos nepagalvojau, Jėzau, ką aš čia apsimetinėjau, aš iš vis to nenoriu. Ir tada reikėjo konfrontinti savo tėvus, pasikalbėti su savo tėvais ir pasakyti, aš iš tikrųjų noriu muziką studijuoti, bent jau duoti šansą tam ir kokios yra mano galimybės, žinai. Lietuvoje niekaip, jau turiu bakalaurą, viskas. Ir kurį bakalauras dar buvo nemokamas tuo metu, žinai, tai antras labai būtų buvęs brangus muziką studijuoti. Irgi neturėjau jokio pavyzdžio, jokios pažįstamos ir net nedrįsau ieškoti kažkaip, eiti klausinėti, kaip ten kažkam sekas, ar kažkas pasakys tiesą, žinai, savo tikrą patirtį, nežinojau. Tai galvoju, kadangi nieko nepažįstu ir nieko nežinau, važiuosiu į užsienį studijuoti.
Kadangi turiu Mhm. pilną lindy hopo šokių draugų visam pasauly, aš galiu Mhm. kažkur pakeliaut, pažiūrėt, žinai. Nu ir aš pradėjau, kadangi daug Švedijoj laiko praleidau šokių stovykloje, ten dažnai pasilikdavau paskui Stokholme, išvažiavau į Švediją pas Mm. draugus šokėjus ir kol ieškojau informacijos, kaip, kur studijuoti, aš dar 100% nežinojau, kad noriu studijuoti džiazą ir improvizaciją. Mhm. Šiaip dainavau gospel šventųjų nu chore ir ten Mm. keli nariai irgi labai domėjosi džiazu. Ir aš ėjau, sakau, gal gali man padaryti tokį mini pamokėlę apie džiazą, improvizaciją, tai, žinai, gavau jau tokį biškį skonį, kas tai galėtų būti. Ir man labai labai patiko. Nu ir Mhm. aš išvažiavus į Švediją, aš išvažiavau su savo gitara ir su savo backpack, kuprinė. Ir ten aš Mhm. grojau, buvau gatvės muzikantė. Tai kažkur mėnesį laiko grojau gatvėj ir žiauriai buvo fainai, nes nemažai žmonių Švedijai pasiliko po šokių stovyklos ir mes visi kartu su tap dance, kaip Mhm. lietuviškai, klaketės. Su tap dance šokėjais, su Ron ir Josette, kurie, nu, žiauriai faini žmonės ir visi kartu darydavom pasirodymus gatvėje, jie tap dancino, aš gitarą grojau ir dainavau ir tai truko apie mėnesį ir galiausiai išvažiavau iš Švedijos į Barceloną, nes pasidarė šalta. Man vis tik labai, ir vis tiek, žinai, nesuprantu kalbos, kiek tu ilgai ir supratau, kad studijuoti reikėtų švediškai. Nu ir kažkaip viskas atrodo complicated ir galvoju, man draugės sakė, kad man Barcelona labai tiks, tai pabandykim. Nu ir tikrai buvo faina ir pabuvau Barcelonoje irgi apie mėnesį, kol pradėjo labai skaudėti dantį ir tada teko grįžti į Lietuvą, daryti, žodžiu, valyti kanalus. Ir tada pabuvau Vilniuje mėnesį ir žiauriai patiko. Ir niekada nebuvau Vilniuje kaip tiesiog žmogus, žinai, ne studentė, o šiaip. Ir buvo rugsėjo mėnuo, grinai, nes, nu, kai baigiau mokyklą iš karto, aš tada važiavau į Švediją, Barceloną ir Vilnius. Ir kai grįžau po Vilniaus į Barceloną, man jau visai ta Barcelona kitom spalvom atrodė. Man viskas atrodė labai lėta, manjana, man norėjosi iš karto dabar čia įstoti, kažką daryti ir viskas atrodė kažkaip truputėlį lėtai. Ir nublanko gal tos spalvos, nes Vilniui buvo žiauriai faina. Ir buvo labai sudėtinga groti gatvėje, nes visą laiką yra daug taisyklių, jeigu kas, nežinau, gal pasikeitė, bet gali groti tik valandą laiko ir bet kuris žmogus iš savo buto gali iškviesti policiją ir pasakyti, kad tu nebegali groti. Tai tiesiog nu, labai daug restrictions groti Barcelonoje gatvėje. Ai, Barcelonai. Jo. O, pažiūrėjau, Švedijai, man buvo mažiau negu 26 metai ir tu skaitysi europietis jaunimas ir tu nueini į jaunimo centrą, palieki savo, žinai, kopiją paso ar kortelės ir jie tau duoda nemokamai visą aparatūrą, su elementais tu gali eiti gatvę groti, su įranga, nu, viską duoda, mikrofoną, stovą, kolonėlę, viską. Nu, tai skirtumai tarp Barcelonos ir Stokholmo, tai yra wow. Nu, Barcelonoje pajaučiau, kad manęs ten gal nelabai reikia ir iš vis priėmė tik tai vieną dainininkę per metus į konservatoriją ir viskas būtų net ne ispanų kalba, o katalonų, kas man atrodė iš vis labai sunku ir, nu, ar aš noriu dar vienus metus, žinai, kankintis ir mokytis dar kartą naują kalbą, kur aš jau taip su prancūzų prisikankinau. Nu, nes buvo sunku. Tai galvoju, kur važiuoti, nežinau. Aš čia tai, žinok, labai išsiplėčiau. Aš 20 pasakoju, kaip nuvažiavau į Prancūziją. Nu ir tada žiūriu, Ryanair, mano tuo metu labai buvo geras draugas, pigių lėktuvo skraidimo kompanija. Ir žiūriu, kur pigiausi bilietai iš Barcelonos ir buvo Paryžius. Tai va, taip atsidūriau Paryžiui, ten buvo daug žmonių, kurie studijavo Erasmus ir Ruane buvo Paryžių persikėlę, daug lietuvių gyveno Paryžiui, draugė fotografija irgi iš Lindy Hopo bendruomenės gyveno Paryžiui, dirbo kompanijai, kur mūsų menedžerė buvo irgi lietuvė ir jie kaip tik ieškojo žmonių ir mane iškart priėmė. Nu, tai nebuvo labai didelė kažkokia įmantri kompanija, tai tiesiog buvo baristos darbas ir padavėjos darbas, bet man tuo metu to labai reikėjo. Ir aš taip kažkaip atvažiavau ir man pasirodė, kad Paryžius mane va taip priėmė. Ateik. Kur tikrai galvojau, niekada nebegrįšiu į Prancūziją. Nu, nes tie metai Ruane buvo tokie slogus, prisikankinau, nors ir faina buvo koncertuoti, bet vis tiek tokie, žinai, heavy metai. Jo. Jo. Tai, kaip suprantu, tuo metu, kol gavai darbą Paryžiai, ten pas kažką ant sofos buvai apsistojus, buvo kas priėmė. Jo.
Ir tada po truputį jau apsigyvenai pati ir likai ir pragyvenai ten jau kiek, jau 14 metų, kaip suprantu. Jo. Atvažiavau 11, kai baigiau universitetą, bet atvažiavau jau spalį, o spalį buvo jau per vėlų kažkur įstoti, nes visi mokslo metai prasidėjo. Tai aš metus laiko, nu, aš tiesiog dirbau padavėją, iš pradžių mane priėmė Erasmuso pažįstami, tada aš radau pati kambarį per Craigslist pas tokį vyrą, keistą, bet, nu, viskas buvo gerai. Tai ir tada pradėjau lankyti privačias džiazo dainavimo pamokas ir kadangi labai neturėjau pinigų, tai labai faina, kad mokytoja sutiko, žinai, nuleist kainą ir metus laiko mokiausi ir ruošiausi stojamiesiems kitiem metam. Ir kai atėjo birželis gegužė, tai pradėjau, žinai, eiti atrankas į konkursus, stoti į skirtingas konservatorijas ir patekau ir labai džiaugiausi ir prasidėjo mano studijos. Konservatorijos čia pačiam Paryžiuje ar Prancūzijoje aplinkui tiesiog? Paryžiui, suprant, yra čia 3 lygių konservatorijos, sistema gana kompleksiška, tai yra Paryžiuje yra 20 rajonų, kaip, pavyzdžiui, Mažeikos yra senamiestis, yra naujamiestis. Tai Paryžiuje yra 20 ir kiekvienas rajonas turi savo konservatoriją. Taip. Ir tuomet yra regioninė konservatorija, būtent Paryžiaus viso ir Paryžiaus ir paskui yra nacionalinė. Tik Paryžiui. Tai va, 3 lygių ir 3 sudėtingumų įstoti, 3, žinai, kiek jie reikalauja. Tai aš stojau į tą regioninę, kur būtent yra viena Paryžiui, kita Lyone. Ir neįstojau, nes buvo, nu, manau, kad mano lygis buvo per žemas. Aš niekada, žinai, nestudijavus džiazo, tik tai chorinį dainavimą, pianiną ir klasikinį, nu, solfedžio. Tai neįstojau, bet paskui įstojau į tą rajoninę. Ir kas labai patiko, tai kad visos rajoninės konservatorijos yra susijungusios. Jeigu tu pakliūni vieną, tai tu gali rinktis pamokas iš bet kurios. Tol, kol tai nėra ta pati pamoka. Negali turėti solfedžio ir vienoje ar kitoje, bet gali turėti ten, žinai, džiazo dainavimą vienoje, pianiną kitoje, būgnų pamokas kitoje. Ir tu gali imti absoliučiai viską, ką nori, kaina nesikeičia ir jie turi 8 skirtingas įmokas, kiek tu turi mokėti pagal tiek, kiek tu uždirbi arba tavo tėvai uždirba. Tai pagal mano tėvų atlyginimą, aš, aišku, praktiškai nemokamos mano studijos buvo. Nes aš pati žiauriai mažai uždirbau. Skaitosi pagal praeitų metų, aš buvau ką tik atvažiavus, dar neturėjau to stažo Prancūzijoje dirbančio. Kažkaip skamba nuostabiai ir aš taip galvoju, kad dažnai kažkaip apie Paryžių, apie paryžiečius, net ir patys prancūzai, kiek teko bendrauti, kalba kaip kažkokį nemalonų grubų miestą, žmonės atšiaurus, atmetantis, o tavo patirtis atrodo visai kitokia. Ir kiek laiko truko šitos studijos ir ką tau jos davė? Ar jauti, kad kažkaip sutvirtėjai kaip muzikantė, ar reikėjo dar pačiai pasiauginti tą odą iki kol galėtum? Labai geras klausimas, iš tikrųjų. Nu, pirma apie Paryžių. Tai labai aplinkinių nuomonė paveikia žiauriai. Kai aplink visi varom Paryžiaus, tai labai sunku nevaryti, žinai. Aišku, kad miestas yra šiek tiek, nu, didmiestis. Labai daug atvažiuoja, labai daug išvažiuoja, sunku susirasti ilgalaikius draugus, nes nuolat viskas keičiasi. Visko yra perteklius, visko ir tampa toks snobizmas šiek tiek. Aš jau tiek ilgai čia pragyvenus, kad aš tiesiog pradėjau ieškoti, dėl ko aš vis dar čia esu, kas mane čia laiko, kas man čia patinka, nes, nu, 14 metų Paryžiui vis tik yra ilgas laikas būti mieste, kuris tau nepatinka. Būtų sadomazochizmas, kam savo tai daryti, žinai. Tai reiškia, vis tik man čia kažkas patinka, gal tiesiog norėčiau daugiau pakeliauti ir visą Prancūziją, žinai, aplankyti, ne tik Paryžiui būti. O šiaip studijos trunka 3 metai, ne 3 metai, 3 ciklai. Free cycles, ir kiekvienas ciklas trunka nuo 1 iki 3 metų. Tu pas nusprendi, kiek tu nori, per kiek laiko tu gali pereiti, atsiskaityti visus tos dalykus. Bet tai yra 3 lygiai suaugusiems. Aš lankiau savo pamokas, baigiau, man atrodo, po 6 metų,
kažkas tokio, bet dar lankiau, ar po 5, bet dar lankiau papildomus 2 metus, nes norėjau pasilikti savo mokytojo dainavimo. Aš jau metu pati pradėjau koncertuoti, keliauti, leisti albumus, bet aš vis turėjau tą savo savaitinį susitikimą su savo dainavimo mokytoja, tai tapo kaip vos net terapinis susitikimas. Mes kalbėdavom apie muzikantus, su kuo faina dirbti, su kuo ne faina, aš jai pasakodavau savo, žinai, istorijas, jinai man patardavo, kaip, žinai, bigger sister, ir buvo labai smagu, ir vienu metu jinai man sakė, Lina, tu jau esi, nu, geram lygiai, tau jau nebereikia mokytis. Užleisk vietą tiem, kuriem reikia mokytis. Labai gražiai pasakė, gal tu jau nebe. Nes, nu, man grinai buvo vos ne kaip psichologinis toksai palaikymas iš kitos moters profesionalės. Tai va, aš supratau, kad man tas mentoring, kaip čia lietuviškai? Mentorystė irgi. taip Mentorystė yra labai svarbi. Tiek ją gauti, tiek duoti. Ir aš jau buvau pradėjus mokyti, bet šiaip iš tikrųjų Prancūzijai, pavyzdžiui, galvoju, nu čia nėra pati šalis, kurioje džiazas kaip yra kaip Amerikoje, ne, tarkim, ar dar kažkur. Ir mano mokytoja dainavimo yra amerikietė, buvo amerikietė. Tai nu, jinai tebėra gyva, tiesiog dabar nebėra mano mokytoja. Bet jinai amerikietė. Mano ateljė mokytojas, grupės mokytojas italas. Ir, nu, iš vis nėra taip, kad čia vien tik prancūzai būtų dėstytojai. Tai man dėl to labai patiko, nes tas studijos buvo labai tarptautinės. Ir visi tie mokytojai turi savo kontaktus, savo kažkokius tai mėgstamas dirbtuves užsienyje, kurias mums jie rekomenduoja. Tai aš labai pradėjau daug Italiją važinėti, dirbti su Harry Barris, kuris buvo amžinatilsis dabar jau miręs pianistas, džiazo ir dainininkas, kuris labai kurdavo daug dirbtuvių Italijoje. Ir ten susipažinau su visais muzikantais, su kuriais galiausiai įrašiau albumą, tai buvo 14-15 metais. Nu tai viskas prasidėjo labai greitai ir viskas studijų dėka. Tai realiai studijos yra nerealus dalykas tam, kad susikurtum savo ratą žmonių, susipažintum su be galo daug muzikantų. Nu, tu eidavau kiekvienus ten jam sessionus ir visą laiką pažinodavau savo kolegas tenai, būdavo labai smagu, visą laiką eidavau dainuoti ant scenos, nu va tokia, žinai, gera judanti energija. Wow, skamba nuostabiai. Žiauriai buvo nuostabu. Bet aš, supranti, įkritau į tą tokį, žinai, vos ne džiazo sektą, galima sakyti. Nes aš anksčiau niekada džiazo nestudijavau, o prancūzijai džiazas yra labai selektyvus ir dažniausiai tai yra bebop džiazas ir bet kokia kita muzika, kuri yra prieš arba po tų džiazistų yra laikoma aberatyvi, nu, tipo bloga ir absoliučiai nieko verta. Ir toksai elitizmas ir selektizmas prasidėjo ir aš pradėjau, žinai, aplinkui visi tai šneka ir aš pats patikiu, kad tikriausiai visi kiti, kurie negroja džiazo, nemoka groti. Ir aš, kai pradėjau norėti daryti neo soul ir dar kažką, aš nedrįsau eiti ieškoti kitur muzikantų, aš bandžiau savo džiazistus perlaužti, kad jie pradėtų groti su manim neo soulą, kaip aš mėgstu tą neo soulą klausyti, žinai. Ir jiems vis neišeidavo ir sakydavo, Lina, tai jeigu tau nepatinka, kaip mes grojam, tai pasiim muzikantus, kurie groja tą stilių. Aš galvoju. Bet aš jaučiau tokį nesveiką ištikimybę muzikantam, kurie net netitiko mano stiliaus, žinai, kažkaip tai buvo. Nu, nes aš atvažiavau ir vat viskas tai prasidėjo ir toksai, žinai, vos ne kaip pasirašėm gyvenimo sutartį kažkokią, kad nors taip nieko nebuvo. Aš pati jaučiausi labai įsipareigojus. Nu ir paskui netyčia, bekeliaudama, pradėjau išdrįsti ieškoti kitų muzikantų, kitų, žinai, prodiuserių ir pradėjau dirbti su tokiu Anglijoje gyvenančiu graiku. Ir vis mano, ačiū Dievui, išėjau iš tos džiazo sektos. Nes, nu tikrai buvo labai sunku leisti savo eiti kažkur kitur, ieškoti kitur ir jo, mane labai paveikė iš tikrųjų kitų žmonių nuomonė. Tai dabar labai stengiuosi, žinai, atsargiai. Dabar jau 3-5, 3-6 metų viskas yra daug stabiliau ir tvirčiau ir autentiška, bet anksčiau buvo labai paveikiama. Wow, man toks iškyla, šiaip man, jo, kažkaip beklausant tavęs, tai taip, net pati tai pagalvoju, Dieve, gal ir man ten studijuoti, bet turbūt, kad studijuotum toj konservatorijoje turi mokėti prancūzų kalbą, ar nebūtinai? Buvo labai daug atvažiuoja iš Italijos, iš tikrųjų, be galo. Ir, nu, tikrai jie vos neturi tik tai bazės, basics. Wow. Tai aš manau, pasimokyk metus laiko ir tikrai galėsi studijuoti. Bet yra amžiaus limitas. Netiesa. Yra amžiaus limitas, jeigu nori studijuoti Paryžiaus
konservatorijose, tai yra iki 28 metų, gal pasikeitė, bet yra Paryžiaus aplinkiniai miestai, kurie vadinasi Île-de-France, tai toksai maždaug kaip burbulas aplink Paryžių, kur yra visi susisiekimai, tiesiog truputėlį kaip užmiesčiai, gal sakyčiau, bet kurie turi nuostabas didelės konservatorijas ir labai gerus mokytojus ir visi vyresnieji virš 28 metų žmonės, kurie domisi džiazu ir nori pradėti kažkokią tai antrą, trečią karjerą, jie įstoja ir tikrai matau, kad yra gerų mokytojų ir kokie jie yra patenkinti. O čia vien tik džiazas ar yra ir populiarioji muzika? Absoliučiai viskas. Wow. Čia Prancūzijos edukacinė sistema yra mind-blowing, yra nereali. Čia tiek yra daug mokyklų ir pavyzdžiui dabar aš turiu tokį artisto statusą, vadinasi intermittent du spectacle. Šiaip biurokratija Prancūzijoje yra labai aukšto sudėtingumo, sudėtingesnė, manau, negu Lietuvoje. Ir man buvo per 10 metų, aš kol užtruko, kol aš supratau. Nu, aš toks labai lėtas, žinai, labai vižliukas. Tai pagaliau supratau, kaip tai veikia. Tai aš jau nuo 17 metų turiu šitą statusą, arba bent jau esu eligible gauti visus benefits, kuriuos duoda šitas statusas. Artisto statusas. Tai reiškia visokiausi vairūs mokymai. Nemokamai. Bet aš to nežinojau. Ir aš tik tai praeitais metais pirmą kartą pasiėmiau mokymų, įsirašiau į mokymus, kurie, nu, tikrai yra life changing. Aš po konservatorijos vėl pradėjau mokytis. Tai yra stage presence, kaip būti scenoje, ką kalbėti tarp dainų, sofrologijos mokymai, kaip judesį inkorporuoti. Nu, aš net negaliu, Ableton mokymai, dirbti viskas, ką tik noriu, teksto rašymo prancūziškai mokymai, grupiniai, individualūs. O Dieve. Ir aš tai galėjau, jau nuo 17 metų turėjau šitą priėjimą ir aš to nežinojau. Arba net nejau ir nedariau, nes, nu, viskam savas laikas, man dabar yra, žinai, toks labai introspektyvus metas, kur aš daug iš tikrųjų skiriu laiko savo ir investuoju į save, labai daug mokaus, be galo. Noriu būti irgi geresnė mokytoja. Iš to tokio labiau holistinio, visapusiško supratimo apie savo balsą, save, artistą, žmogų ir taip toliau. Man skamba kaip svajonė, nes aš nežinau, kaip dabar yra muzikos akademijų Lietuvoje, bet aš niekas kažkaip per didelių tokių norų nedegiau studijuoti Vilniui muzikos, visą laiką irgi svajojau apie užsienį, bet taip susiklostė, kad studijavau Vilniui. Ir mano pirmas, nu, aš tik pusmetį mokiausi džiazo akademijoje, nes neatlaikiau. Nes būdavo tokių situacijų, kur realiai per tą pusmetį aš turėjau kokias maks 3, pavyzdžiui, fortepijono pamokas, nes dėstytojas tiesiog užmirždavo, kad aš egzistuoju. Tiesiog neateidavo, arba ateidavo ir apšaukdavo mane, kad aš nesuprantu, kaip groti svingą, ir aš sakau, o tai nėra taip, kad mes turime mokytis čia, kaip groti svingą. Aš tiesiog, kas čia vyksta? Ir kaip skambinu tėvams, sakau, aš nebegaliu. Labai sunku, kai tai. Toks visiškai, jo, atsimenu tiesiog tokia vienatvė, kur tu sėdi klasėje vienas pats, mokinės tos kūrinius, kurių tau nieks nepaaiškino, kaip čia groti, ir dar reikia ant tavęs, kad tu nesupranti. Ir aš čia kažką groju, kažką čia dainuoju, pristatau, niekam nerūpi, nu tiesiog buvo taip sad, aš galvoju, aš negaliu. Ir man paskui nenuostabu, žinai, kad ateini į kokį bariuką ir ištisai matai tuos studentus tuose bariukuose geriančius, žinai, tiesiog tokia kultūra susidarė, kad visi dredina tą laiką, akadijai, nu, daugelis dredina, ko gero, tą laiką. O ką reiškia dredina? Nu, tiesiog, žinai, velkasi taip emociškai tas, kad čia nesmagu, negera, kažkaip nesijauti pamatytas ar ten išmiluotas, taip kaip norėtųsi. Ir tada geri on top of that, ir stumi on top of that, ir žodžiu, taip kaupinis su tuo, su ta situacija. Ir aš galvoju, aš tikrai to nenoriu, ir aš perėjau į vadybą, žinai. Bet aš turiu vis dar šitą neišpildytą poreikį šitam mokymuisi, nors prieš tai irgi mokinaus Kaune konservatorijoj ir ten turėjom šiek tiek tokios patirties. Aš ten tik 1,5 metų buvau,
Bet ten buvo panašiai, kaip tu pasakai, kad daug skirtingų mokytojų, daug koncertų, daug judesio, tokia bendruomenė, tai konkuliuoja dalykai, tai tas smagu, bet wow, kažkaip. Supranti, man atrodo, mes lietuviai esam be galo manifestatoriai, šiaip apskritai daug. Mes kai kažko norim, mes dažniausiai pasiekėm ir padarom. Esam žiauriai darbštus, žiauriai darbingi žmonės. Jo. Europos lygyje, apskritai Prancūzijai, tai yra retenybė. Tai jeigu tu Paryžiui kažko nori, tai tau 100% pasiseks. Nes tų žmonių, kurie nesie tokie kartais iš vis, tarkim, paryžiečiai ypač, jie ateina iš šeimų, kur viską, tarkim, ypač gimė Paryžiui ir jeigu dar pasiturintis, tai jiem dažniausiai eina per prievartą į konservatoriją, nenori, gal tėvai reikalauja, gal dar kažką, gal iš visiems neįdomu ir nėra tokio gal ir nuoseklumo arba kažkokio tai darbštumo. Yra gana didelės, tarkim, mano konservatorijai buvo reikalavimas nepraleidinėti pamokų. Dabar gal jau pasikeitė, bet jeigu 3 kartus praleidi nepateisindamas, tai tave tiesiog išmeta. Kas atrodo labai griežta, bet mes pripratę prie tokių dalykų. Čia tokios, žinai. Ir man tai buvo normalu, tada visi bent jau lanko ir taip toliau. Bet kas faina ten yra toks lankstumas, kurio gal nėra Lietuvoje, nes nėra gal tiek daug mokyklų ir tiek daug mokytojų ir tiek daug pasiūlymo, kad yra 20 konservatorijų, ar ne? Tai aš einu kažkokį vieną ateljė, grupinį užsiemimą, yra be galo daug grupinių užsiemimų, tai tu tiesiog jos nesijauti vienas ar ten, žinai, kažkoks nesitraumuojamas kažkokio tai blogo mokytojo. Visi pasišneka, o kur tu eini, aš tai einu to kito konservatoriją, tai yra žiauriai pamoka, fainas, 6-dienį 10 ir dar yra laisvų vietų, jeigu norim, mes mokomės aranžuotės, o mes mokomės orkestraciją, o mes mokomės harmoniją. Ateik, pabandyk, prisijung, mes kaip tik ieškom vokalistės, čia tralelė, mums pas mus jau yra 2 vokalistės, bet gali vis tiek ateit pasėdėti, padainuoti, žinai, ir va tai va per tą, žinai, connections ratą, tu pasirinki fainus mokytojus, kurie tau patinka, kurie tau įdomus. Ir tada gaunas taip, kad nueini tą klasę į kitą konservatoriją, į tą pamoką 6-dienį 11 ryto, kitą miesto gale, važiuoji, nes tiesiog nori, prancūzai gal kiti net tingi, arba jiems ką čia per toli. Nes mes kažkaip turim tokią gal didelę motivaciją. Aš kalbu apie lietuvius apskritai, nes tikrai kaip tauta esam be galo darbštų žmonės. Tai va nuvažiuoju ir ten tik salėj pamatau vieną, kurį pažįstu ir man toks džiaugsmas ir tada tas žmogus mane supažindina su kitais, mes pradedam kalbėti, gal va repetuojam, gal varom kartu į jam session ir taip toliau, taip toliau. Taip ir viskas mezgas, žinai. Lemma, žinai, kažkaip gal kai gyveni tokiam burbule Lietuvoje, atrodo, kad oi, čia yra tik tiek tų galimybių, bet aš jau ne pirmą kartą girdžiu va tokią žinutę jau per šitas porą savaičių, kad jeigu išvažiuotume į užsienį studijuoti ar ten dirbti, kad daug kas sutiktų tave su išskėstom rankom, nes žino, kokie lietuviai darbštus. Man panašiai buvo su Burning Manu. Žinai, Burning Man festivalį? Žinau, niekada nesuvarius, bet sutikau lietuvių, kurie keliavo, tai labai... Ir man ten daug kas sakė, o labai ten sunku patekti į tą savanorių programą, žinai. Bet ir draugas sakė, kad, šiaip jie mėgsta lietuvių, žinai, nes žino, kad jie darbštus. Ir aš užpildžiau ir aš ten labai lengvai patekau ir iš tikrųjų, kai nuvažiavau tenai, tai aš net išėjau už grupės, kur dirba lietuviai, nes jie per daug visus skubino dirbti, aš pavargau. Aš tiesiog nuėjau, kur visi chill dirba amerikonai, štai. Kur tiesiog užkandžiauja ten, kada nori, per daug ten taip. Nebuvo to kažkokio streso. Jo ir visi tokie labai, ir labai visais rūpinosi. Jo, tai... Jo, lietuviai atrodo tokia never takes a breath, niekad neatsikvėpia, žinai, nes Jo. mums viską reikia sukurti, reikia viską sukonstruoti, viskas buvo sugriauta, reikia atstatyti, taip toliau, išsaugoti. Ir yra tas viduj toksai kirminas, žinai, kuris neleidžia atsisėsti. Kaip sakai? O kažkoks toks traumatinis nerimas, žinai, kad... Jo, post-generational for sure, žinai. Išsaugoti reikia. Knygas, viską, absoliučiai toksai, žinai. Netgi hoarder, žinai, biški. Jo. Tai aš Prancūzijoje, ypač Paryžiuje, labai daug turiu ko išmokti. Kaip žmonės čia čilina. Čia yra tokia čilinimo kultūra. Tiesiog sėdėti terasui ir stebėti kitus. Kiti tiesiog nueina ir pusę dienos prasėdi terasui ir tiesiog piešia. Arba tiesiog rašo. Arba tiesiog sėdi ir geria kavą 4 valandas. Ir žiūri į
Ir aš galvoju, wow, čia yra, nu aišku, gali ten idealizuoti, bet kartais man to žiauriai reikia, tos meditacinės būsenos, kur tiesiog nueini, atsisėdi ant suoliuko ir nedirbi, žinai. Arba nedirbi tiesiog to kažkokio, ką esi suplanavęs, tos lietuviško, žinai, darbštumo, tiesiog integruoji. Wow. Tai man to labai pačiai, norisi, vis dar mokausi, I'm still a student of life. Dar čia nėra mano, žinai, įgimta. Ne, atsimenu, kai buvau Lyone, net turiu fotkę, kur toks čiuvakas sėdi ant akmens ir pasidėjęs taurę vyno ar kažko, nu vidury miesto tiesiog toks. Čilina. Irgi faini jo. Jo. Tai kažkaip sugrįžtant prie tavo studijų, ar būtent tose studijose buvo implementuota į programą vat, skatinti jūs kurti, ar tau pačiai natūraliai atėjo toks poreikis? Neskatino kurti, ne. Mes grinai analizavom džiazą ir buvom visiškai įtraukti į džiazo istoriją. Daugiausia bebopus, aišku. Bet aš jau nuo 15 metų rašau dainas. Ir visą laiką rašiau ir visą laiką, nuo 15 maždaug. Prasidėjo su tokiam dainuojamojim poezijom. Laumžirgis tikėjo, kad perskries upę. Žinai, tokios. Bet ir nuskendo, net neįbridęs į ją. Nu, grinai tokios dainos, žinai. 15 metas. Paskui dar dainavau gotikinio roko grupėje, vadinomės Circus Moon, Mažeikiuose, tai rašėm dainas apie Slėpkis, slėpkis žmogau nuo savęs. Man primena mano gabalą, kuris skambėjo taip. Tu kalta, gailėkis dėl to, kokia esi. Tai eiktumės čia Mažeikiuos, tai buvom prasisukę irgi tokia labai iniciatyvus jaunimas ir jaunimo namuose koncertavom ir važiavom į Šiaulius koncertuoti į roko festivalį. Nu ten, žinok, buvo mind-blowing experience. O tai dainuojamąją poeziją irgi iš Mažeikių išvarėm tiesiai į Vilnių, net nepraėjom regioninių, nes nedalyvavom regioninėse, mes tiesiog nuvažiavom į Vilnių ir paskui jie nebegalėjo mūsų išmesti. Aš sėdžiu ir dainuoju savo dainas ir šalia Alina Orlova irgi dainuoja, žinai, irgi savo jos pradžios buvo. Tais pačiais metais, tai ten susipažinom ir man irgi buvo labai didelis įkvėpimas. Aš iškart žinojau, kad jinai laimės. Čia toksai, žinai. Nes labai gerai varė. Tai jo, tai va tokie, žinai, mes dar iš Mažeikių žemaičiai, žinai, tai tokia, nieks mūsų nesustabdys. Sakau, mes, nes tai buvo aš, mano mokytojos, kur labai palaikė kūrybą be galo, tai va tas toksai. Ir šiaip aš aplink save neturėjau beveik ne vieno žmogaus, kuris rašytų dainas arba kurtų dainas. Tai aš jaučiau, kad aš, kadangi tai dariau, aplinkiniai mane žiauriai palaikė ir stūmė į priekį. Tai jaučiausi tokia be galo palaikyta ir kai aš atvažiavau į Vilnių, kur aš jaučiausi apskritai Mažeikos žvaigždė, aš kai atvažiavau į Vilnių, aš supratau, Lina, taip nebėra. Niekam tu neįdomi, ne tai, kad tu niekam neįdomi, bet tau viską reikia susikurti ir čia tai, kad tave Mažeikos visi stūmė, čia reiškia, kad tave Vilnių taip visi stums ir visi tam taip tikės ir čia tavo duos, žinai, mikrofoną ir erdvę, tik eik dainuok, tai reikia biškį už save pakovoti. Ir supratau, kad aš, turiu tą ugnį ir man reikia kažkur toliau važiuoti. Nežinau, kaip aš taip sugalvojau, bet sugalvojau. Tai va nuo to laiko visą laiką kuriu, rašau dainas ir Prancūzijoje mokytojai neskatino rašyti dainų, bet aplinkiniai muzikantai žiauriai sako, ypač tie tokie biškai gal vyresni, kuriuos sutikau Italijoje per džiazo dirbtuves, sako, jeigu tu rašai dainas, tai aš darau aranžuotės, parodyk, jeigu tu rašai pop dainas, tai galima aranžuoti, pop jazz, taip toliau. Tai viskas taip ir prasidėjo. Čia buvo 15 metais. O kur tu sutikai prodiuserį, su kuriuo dirbi, sakai? Ir ar jūs dar dirbat kartu? Dirbam, esame žiauriai geri draugai. Ir, labai jau 4 metai. Tai the story of my life. Aš tokia esu biški geek, labai patinka, ne geek, nežinau, stalker, nesu stalker. Man tiesiog šiaip įdomu, kas su kuo dirba, pasičekinu žmonės, jeigu man patinka, darau good research, taip sakyčiau. Good, nes gavau gerus rezultatus. Tai, tarkim, man patinka kažkokia faina daina Facebook'e, šitam Spotify, ne? Tai aš pasižiūriu kredituose, kas sukūrė tą dainą. Tada aš tuos žmonės pafollowinu Instagram'ui arba pridedu drauguose Facebook'e. Ir jeigu tai yra kažkokie žmonės, kurie, tarkim, turi
sekėjų, ne kažkokia kaip Jacob Collier, ne? Ar ten, nežinau, PJ Morton, dar kažką, kurie be galo žinomi, kurie turi tokią panašią sekėjų bazę kaip aš. Tai jeigu aš kviečiuosi draugus ir jeigu jie yra open-minded, tai dažniausiai mane priims arba pafollowins atgal, tada mes pradedam bendrauti, arba tiesiog būnam draugais. Ir kažkada vienu metu Facebook'e aš, kadangi neišdrįsau dirbti su jokiu kitu prodiuseriu arba aranžuotoju Prancūzijoje, nes aš buvau labai ištikima savo komandai, kurie buvo bebop jazzmenai ir nesugebėjo niekaip išpildyti mano norų. Bet aš vis tiek neišdrįsau dirbti su kitais žmonėm, nes kaip tu drįsti, mes tokie nerealūs ir mes tokie, žinai. Tai aš parašiau žinutę Facebook'e ant savo sienos, parašiau, aš ieškau prodiuserio pop dainai. Kas norit? Nu, tipo, noriu prodiuserio labiau pop dainą. Jau iš vis nebe džiazo, kad šiandien... Ir iškart skambina man tas džiazmenas. Kaip tu drįsti? Nu, taip nebuvo žiauriai, kaip aš išgyvenau žiauriai. Tipo, mes dirbam su tavim, tu dar dirbi su šituo prodiuseriu ir tu dabar čia Facebook'e ieškai. Facebookas čia šūdų jūra, tu čia iš vis nesąmonė, kaip tu mumis nuvertini, dabar jis blogai jausis, kad tu čia su mumis dirbi, tu dar vis tiek kažkokio kito žmogus ieškai. Nu tai aš taip ir jaučiausi. Tokius žmonės, kaip jaučiausi, tokius ir pritraukiau, žinai, kurie mane dar labiau paskatino jaustis kalta. Nu ir tada aš tą postą nuėmiau, nes aš jaučiausi kalta, sako, nuimk, bet jau man vis tiek buvo visi prirašę. Ir tie žmonėm, kurie visi prirašė, buvo daug prancūzų ir parašė tas anglas, kurį aš buvau priėmusi draugus. Nu, graikas, kuris Anglijai. Eleftherijos Jarmendlis. Jo, graikiškai ištariamas vardas. Tai sako, I'm, tipo, available. Ir aš kaip tik tuo metu važiavau į Londoną, aplankyti draugės, Kristinos, kuri neseniai buvo pagimdžius vaiką. Galvau, nu tai, nušaukim, žinai, vienu šūviu, žinai, du paukščius, nežinau, taip sako. Ir susitikim su juo, tai padariau sesiją ir susitikom, parepetavom, papasakojau, kas aš esu ir aš iš tikrųjų pradėjau verkti dėl to, kad jis manęs klausė, o tai ko tu nori ir aš sakau, aš nežinau. Ir aš pirmą kartą supratau, kad manęs kažkas paklausė, ko aš noriu. Dažniausiai neklausė, tiesiog daro ir siūlo savo, žinai. Tai aš supratau, kad man reikia padaryti gana ilgą laiką introspektyvų, iš viską aš mėgstu, ko aš noriu, pasidaryti analizę, research. Ir mes pradėjom dirbti, aš pradėjau važinėti į Londoną kokias 6 savaitės, kas, nu, ten praleis po savaitę. Daug turėti su juo sesijų, pradėjom rašyti albumą mano. Aš ateinu su savo akordais, su dainom, su žodžiais, su melodijom ir mes perrašom tam tikrus akordus, pridedam instrumentus, pasidarom demo versijas, kaip turėtų gyvas skambėti garsas studijoje. Ir paskui atėjo COVID'as. And that was life-changing for me ir iš geriausios pusės. Dėl to, kad aš tikrai nenorėjau visko paleisti, aš sakau, kad ir kaip bebūtų, turim tęsti. Ir sako, nu, Lina, aš bandžiau su savo kai kuriais mokiniais daryti per Zoom'ą, online. Jeigu nori, galim pabandyti. Aš sakau, gerai. Ir va dabar nuo to laiko mes turim 2 kartus per savaitę sesijas online. Nuo COVID'o. Tai jau va. Tai netgi susipažinom prieš COVID'ą, tai jau daugiau negu 4 metai, kaip dirbam kartu, bet čia yra so mind-blowing ir so efficient. Pagalvok, man nebereikia važiuoti į Londoną, man nebereikia ieškoti, kas mane priims, ten maldaut, žinai, kad priimtų, arba mokėti Airbnb, kuris žiauriai brangus. Aš galiu dirbti su žmogum, galvodama tik tai, kiek man tai kainuos tam žmogui sumokėti. Bet man nebėra tų visų kitų išlaidų. Ir žinai, kad jis būna baimė, bet kaip keista dirbti per atstumą, kaip keista, žinai, kaip man gal net nepatiks ir čia gal nieko neišeis, nes tas žmogiškas ryšys mes kartais taip idealizuojam, žinai, tą tokį, žinai, fizinį susitikimą vienoje erdvėje, kad labai daug galimybių prarandam dėl to, kad tiesiog bijom kažką kitaip daryti. Tai man atvėrė labai daug durų ir aš dabar supratau, kad aš galiu dirbti su bet kuo, bet kokiam pasaulio gale. Thanks to the internet. Jo, bet aš ir dabar kalbant, tai jau labai jaučiu tavo presence, žinai, nu, nejaučiu didelio atstumo, kažką jau pradirbai, pračiadirinai. Yes, bet tai jūs ir dabar kiekvieną savaitę susiskambinate, ne? Jo, mes turim Zoom calls, kadangi mano vis tiek biudžetas yra, žinai, limituotas. Aš beveik viską, ką uždirbu iš savo dainavimo, iš pamokų, kurias duodu, investuoju į savo muziką. Tai realiai aš turiu zero economies, it's not a good thing, don't do that, bet aš viską investuoju į muziką, nes esu, nu, tikrai žiauriai
passionate person. Ir Mhm. noriu labai daug, žinai, kurti ir negaliu tiesiog nustoti. Ir man reikia žmonių, su kuriais aš kuriu. Man reikia jausti, kad aš nesu viena, Jo, dirbanti ties projektu. aš jaučiu, kad tai tave verčia žydėti, žinai, Mm. spinduliuoti, tokį džiaugsmą. Tai va, ir aš nusprendžiau, kad aš galiu leisti savo 3 valandas per savaitę, kiekvieną savaitę su juo, ir mes darom 1,5 valandos pirmadienį ir 1,5 valandos penktadienį. Tai va, taip. Ir ką jūs tuo metu veikėt? Jūs tiesiog, kaip tai atrodo tas procesas? Tai praeitais metais per knygų mugę aš labai daug praėjau pro daug stendų, kur išklausau lietuvių vinilų, kur visi dainuoja beveik lietuviškai, ir man buvo taip atvėrė akis. Ir aš seniai noriu rašyti lietuviškai ir aš niekaip nežinodavau, nuo ko pradėti, žinai, ar čia su kažkuo rašyti, kaip save motyvuoti, kaip rasti tuos gerus žodžius, vis tik aš, žinai, tos kalbamosios, žinai, kalbamųjų žodžių ar tų išsireiškimų nelabai turiu, nes esu užsienį, jaučiuosi tokia biškė atitrūkus. Ir kažkaip galvoju, nu gal prieš kuriant naujas dainas, nors aš labai daug tų juodraščių esu prirašius, aš gal išsiversiu savo albumą į lietuvių kalbą. Tai vat mes visus metus su mano produceriu mes įrašinėjom mano lietuvišką albumą į lietuvių kalbą. Jis lietuviškai nesupranta, bet nu, čia nesmė. Nes vis tik viskas yra apie žodžius. Tai yra mano darbas, bet ir apie grūvą, apie ritmą, kad gerai skambėtų. Ir žmogus, kuris nesupranta lietuvių kalbos, ir aš jam dainuoju ir aš sakau, kaip geriau skamba, ar taip. Nes kartais pats, kai greit verti ir darai viską ir rašinėjai, gal neturi dar tokio atsitraukimo, žinai, nuo savo darbo. Ir sunku suvokti. Tai labai buvo geras jo inputas, patyrimai ir prisidėjimas. Tai žodžiu, mes susijungiam per Zoomą, aš pasidedu kompą netoli savo mikrofono, įrašinėju atsistojus į spintą, nes labai gerai sugeria garsą. That's the way we do it here in France. Žodžiu, įlendu į spintą, sugeria mano visą garsą, savo mikrofoną pasistatau, jisai sureguliuoja ir jisai per Listen to aplikaciją girdi, ką aš įrašinėju. Without latency. Mes padarom tai, kad nebebūtų to garso atsilikimo ir jis per Zoomą kontroliuoja mano kompą. Tai tiesiog jisai kuria tas linijas, tarkim, jeigu man reikia įrašyti 16 arba 30 ant tų back vocals balsų, tai aš tiesiog padainuoju vieną frazę, jis tą frazę perkelia, sukuria naują eilutę, įdeda, sako, dainuok, paleidžia ir man nereikia ten lakstyti, žinai, prie kompo junginėti, dainuoti, žinai, aš tiesiog dainuoju ir mes radom tokią techniką, kuri, nu, tikrai yra efektyvumo viršūnė. Sounds like it. Jo, tai labai faina, nes labai daug padarėm, bet per tuos metus, va dabar jau metai baigęs, aš visą savo lietuvišką albumą išverčiau ir įrašiau. Va, kad mes dirbom metus laiko. O dabar per ateinančią laiką noriu užsibaigti savo angliškas dainas, 8, kurios visi jau viskas suprodusuota, instrumentiškai sustiguota, man reikia užsibaigti žodžius, kas man yra biški stabdis, nes aš, kadangi labai daug šiuo metu, paskutinius kokius 4 metus skiriau daugiau laiko į tekstus ir apskritai kaip per tekstą išreikšti, ką aš iš tikrųjų jaučiu ir kadangi be galo noriu būti suprasta. Tai noriu to tinkamo žodžio, rasti tinkamą žodį. Ir man, nu, nėra čia žiauriai lengva iš karto. Tai užtrunka truputėlį. O gal reikia pakeisti, žinai, pasakyti savo, kad yra lengva ir kad čia viskas gerai ir čia išeis. Jo, kiekvieną dieną sakai, aš turiu puikų priėjimą prie visų pasaulio žodžių. Jo. Kaip savo jausmus. Jo. O tai per šitas sesijas jis ir įgroja instrumentus ir partijas, ar jis atskirai tai daro, ar jūs labiau dirbat ties įrašais? Jis viską daro, jeigu jis yra pianistas ir gali gitarą pagroti ir suprodusuoja ten viską, žinai, fake drums, netikrus būgnus ar ten, žinai, synthesizers kažkokius, tai jo, jisai viską susijungęs yra iš karto sukuria kanalą naują ir įrašo, žinai, įvairius garsus arba suieško garsus. Tarkim, aš sakau jam, ko aš noriu, tokio garso, toks yra, žinai, mūsų atspirties taškas, tokia daina yra mūsų, žinai, tipo reference song ir mes einam ieškom tų garsų ir aš jam sakau, realiai jaučiuosi kaip smegenis, o jis yra mano rankos. Ir jis yra įvaldęs visą tą, žinai, kūrimą kompiuteriu. Ir man taip gera matyti žmogų, kuris dirba taip greitai ir taip efektyviai.
Kaip tada suprantu, kaip yra gera, žinai, nedirbti vienam ir nebijoti deleguoti, nes kai tu išmoksti komunikuoti, tikrai pasakyti, ko tu nori, negali būti, kad žmogus nesupras arba kažką netai padarys. Tai savim tiesiog dirbi. Komunikacija, komunikacija, komunikacija. Geras. O dėl to finansavimo albumo, aš kažkur užmačiau lygtais, kad tu darai crowdfundingą albumui finansuoti. Kaip to sekėsi? Ar tu daugiau, vat, kaip sakai, darai dainavimo pamokas? Man atrodo, reikia daug kantrybės kažkaip tų pamokų pravesti ir turėti tikėjimą, žinai, kad surinksi tas sumas, nes, nu, produsuoti kūrinius daug kainuoja. Jo, jo. Nekainuoja taip daug, kad mane, discouragant, kad mane sustabdytų. Nekainuoja taip daug, kad mane sustabdytų. Pavyzdžiui, pirmo albumo aranžuotėms muzikantas manęs paprašė gal 100 eurų už aranžuotę. Tai aš turėjau... Kai sakai aranžuotę. Sukuria partitūras ant popieriaus, nata surašo, koks instrumentas kada gros, kaip gros, ten su MIDI, ar Sibelius, žinai, kadangi tie džiazmenai labiau naudoja tas programas, sukuria fake sounds, žinai, tas instrumentas pas mane pirmam albume buvo vibrafonas, žodžiu, tokie jazz garsai. Tai aš tikrai... Patys labiau gyvam grojimui turiu menį. Ne, albumų įrašymui, nes mes įrašėm viską, jazzinis albumas pirmas buvo, įrašėm viską vienu metu, aš tik tai balsą tam tikrom dainom perrašiau, nes buvau in the separate room, bet iš tikrųjų viskas buvo labai jazziška, 2 dienos studijoje bam padaryta, kainavo, nežinau, apie gal 10 000, gal truputėlį mažiau, nes biudžetas buvo labai mažas ir aš dariau crowdfundingą irgi. Ir surinkau, jeigu neklystu, 7 ar 8 tūkstančius per pirmą crowdfundingą. Ir tai buvo žiauriai didelė suma. Reikia tikėtis, kad surinksi, nes jeigu nesitikė, bus labai sunku surinkti. Ir aš dar, kadangi esu tokia, žinai, research, labai daug darau research, tai aš radau tuos, kurie man labiausiai patiko. Žmonės, kurie darė crowdfundingus, įsikvėpiau jų, žinai, darytų modelių. Pasidomėjau internete, kiek laiko reikia skirti prieš, po, kiek iš tikrųjų tai užtrunka. Nu, apie 3 mėnesius. Mėnesis pasirašymo, mėnesis, kol darai crowdfundingą ir dar ten mėnesis po. Tai nieko kito negali dirbti, realiai tu atiduodi tą laiką tokį koncentruotą tik tai šitam projektui ir jeigu tu psichologiškai pasiruošęs, tai viskas pavyks. Wow. O dariau antrą crowdfundingą savo tam naujam albumui Summer Nights, kuris išėjo 22 metais ir jau rinkau 20 000 ir surinkau 14 500, nu apie 15 kažkas tokio. Tai čia irgi man buvo mind blowing dėl to, kad aš galvojau, kad tikrai, nežinau ką galvojau. Galvojau, kad pavyks, bet vis laiką būna tas kirminas, tau nepavyks, tu nieko nesurinksi, žinai. Tai buvo sunkiau gal dėl to, kad aš dar tais metais, 21, kai dariau šitą, labai daug savo pressure dariau. Visą spaudžiau, žinai, kankinau, tu tau turi pavykti, tu turi tai padaryti, taip tavo visas gyvenimas priklausys nuo to, šitas albumas bus pavykęs. Ar tu rasi kažkokius disko namus, žinai, ten label, kurie tave paims, ir jeigu nepaims, tai tu nieko verta, ir jeigu tave paims, tai tu visko verta. Nu, žinai, va tokie dalykai, kur savo spaudimą susikuri nežmonišką. Ir kiekvienas žingsnis. Tai buvo, kad aš iš tikrųjų labai aktyviai skatinau žmonės prisidėti prie mano šito albumo, nes man tai buvo gyvenimo, žinai, darbas, mano naujas etapas gyvenimo. Ir aš buvo, kad žmonės mane užblokavo, nes aš per daug prašinėjau. Na ir aš žinau, kad aš pati žinau, kad aš buvau žiauriai išėjus iš savo ašies, tokia disequilibrated, žinai, kur tu netgi save pameti, toks kaip vos ne išprotėjęs žmogus, kuris nori bet kokiom sąlygom, kad jam pasisektų tas projektas, nu, va, iki tokio lygio, kur savo gal netgi, žinai, vidinę ramybę prarandi. Tai va, taip jaučiausi. Ir tai truko apie 3 metus, gal šitas toksai, tokia, žinai, manijos periodas, kur norėjau visais įmanomais būdais, aš labai buvau prieš tai daug dirbus mokytoja, labai daug, ir turėjau santaupų. Tai šitas albumas kainavo apie 30 000. Tai pusė buvo iš crowdfundingo, visa kita mano išlaidos, ir mes dar Prancūzijoje rašėm tam tikrus projektus, kad gautumėm finansavimą ties klipo išleidimų.
tikrai labai padėjo, gavom apie 5000, tai pusę iš klipo, nes jis klipas kainavo 10 000. Ir Mm. padengė salės nuomą albumo išleidimui, kuri irgi kainavo apie 2000. Nu tai tikrai gavom daug pagalbų, ne pagalbų, kaip čia, rašėm projektus, pasisekė, davė finansavimą, vis tik dalis buvo iš mano ir, nu žinai, kai tu pats neskaičiuoji, kai esi artistas, tai, Mm. kaip sako prancūzai, panier percé, reiškia tavo, žinai, krepšys kiauras, ką didį vidus, kas Ah. iškrenta. Taupyk netaupęs, tai. Tai va, taip yra su mano muzikiniais projektais, man tai vis tik yra pirmenybė, aš neturiu vaikų, aš neturiu vaikino, aš absoliučiai visą savo esybę ir energiją dedu į kūrybą, nes man tai yra be galo svarbu. Ir į šiaip dalinimąsi mokymą, nes patinka, žinai, pasidalinti patirtim ir manau, kad esu daug visko išmokus ir smagu, kai kažkam padedu. Ir dar smagu, kai iš to gaunu pinigų. Nu, kai matau, kad tai, žinai, yra kaip čia pasakyti, vertinama visuomenės aspektu, kad tai iš tikrųjų gali padėti tau ir už nuomą susimokėti, ir kad tos žinios, kurias, žinai, gavai, išmokai, ant pečių nenešioji ir, nu, iš to gali duoną savo nusipirkti. Mhm. Mhm. Hmm. Nu, didelės sumos, eina sau. Jo, žiauriai didelis, bet aš niekada negalvojau, kad aš tokiom sumom, žinai, rinksiu, darysiu. Tiesiog pradėjau daryti biudžetus, pradėjau žiūrėti, kokie yra kaštai, kiek kainuoja. Ir kadangi pirmas crowdfundingas buvo pasisekęs, tai antram ryžiausi daugiau. Aišku, konsultavausi, turėjau draugą, kuri man padėjo visus biudžetus pasidaryti, kurie yra iš apskritai kompanijos. Nu, mano šiaip visas gyvenimas Paryžiui yra labai paveiktas žmonių, kurie mane supa, o kadangi aš esu mokytoja, tai mane supa ne tik dainininkai, mane supa žmonės, kurie yra visi vyresni už mane ir kurie nori grįžti prie dainavimo, nes jų tėvai neleido anksčiau ir jie arba advokatai, arba žinai, daktarai, arba, nežinau, dirba įvairiose kompanijose, IT arba marketing ir kurie turi visiškai kitokią gyvenimo patirtį. Ir tiek aš jiem duodu ir jie man labai daug duoda. Ir aš labai geriau pradėjau suprasti, kaip apskritai veikia dalykai Paryžiui, Prancūzijoje. Ir gavau labai daug tokios patirties, kurie šiaip niekada nebūtų tiesioginė mano patirtis. Tai dėl to labai džiaugiuosi šito dalykų kaip mokymas, nes būdama mokytoja prisitraukiu žmonių, kurie šiaip gyvenime gal niekada nebūčiau sutikus. Jo, suprantu šitą. Nes, žinai, kai būni savo rate, savo katile su visais džiazo muzikantais ir, žinai, kartais atrodo, kad išorinis pasaulis yra nesuprantamas, neprieinamas ir tipo, kad problemos neišsprendžiamos, nors kartais užtenka žmogus su kita perspektyva ir bam, sunkiausias dalykas, taip, žinai, išsisprendžia. O tai, kai sakai, kad mes rašėm projektus, tai čia tu su drauge, ar turėjai ir kažkokią vadybą, kuri padėjo, kaip tu su vadyba jauties? Aš žinok, labai man sunku prisimti atsakomybę už savo padarytus darbus, tai dažnai sakau mes. Iš tikrųjų esu aš. All by myself. Esu viena. Ir, bet nuolat save apsupu žmonėm, kurie mane skatina eiti į viršų, nu, žinai, arba į priekį. Tai dažniausiai būna mentoriai, coacheriai. Kai aš dariau crowdfundingą, tai aš turėjau sesijas, kur mane būtent skatino pasiruošti psichologiškai crowdfundingui ir pasiruošti pragmatiškai. Nebuvau, kad taip sugalvojau ir dariau, žinai. Nes aš žinau, kaip aš galiu, žinai, kai esu viena ir neturiu niekam kam duoti ataskaitos, aš kartais nuleidžiu rankas ir nieko nebedarau. Tai man reikia turėti žmogų, kuriam aš atsiskaitau. Jo, norėjau klausti, kaip tai padaryti, nes aš irgi turėjau gyvenime situacijų, kai reikėjo daryti crowdfundingą, bet aš to nesiryžau daryti, atrodė, ką čia prašinėtų pinigų ir dabar irgi reikia daryti. Ir atrodo, paprašyti tokios sumos. Aš tai, pavyzdžiui, dar su savo šito projektu dar nėra tokia didelė suma, bet vis tiek man yra toks psichologinis blokas kažkoks, bet kaip suprantu, tu turėjai kažkokių pavyzdžių, susirinkus, kas tai veikia ir tai sėkiai.
O šitie, kur, kaip sakai, kad coachino tave, tai čia žmonės grinai vat, su šita sritim susiję, ar tiesiog kaip life coach ar psichologai? Life coachai, bet jie turi patirties, tarkim, nu, life coachai, gal career coach labiau sakyčiau, kur būtent dirbam su dalykais. Įvairių yra labai tų specialistų. Prancūzijoje labai populiari specialybė konsultantas. Kad ir koks bebūtų, kokios ryties, čia aš kai atvažiavau ir sako žmonės, aš esu konsultantas, aš sakau, o ką tai reiškia, ką tu konsultuoji? Ir supranti, konsultantų čia gali būti bet kas. Tau nereikia jokio diplomo. Tai čia visi konsultantai, žodžiu. Bet gerai, nes visi kažką, žinai, savo duoda ir tada, kadangi jie patys pradeda, tada yra tos prieinami, žinai, prieinamas, nėra, kad vienas konsultantas visam miestui, žinai. Ir kainos prieinamos, labai didelė konkurencija, tai visi bando pritraukti savo žmonės, tai tu randi žmogų, kuris tau gali tam tikrų aspektų kažkur tau padėti. Ir man būtent reikėjo crowdfundingų ir mes ties crowdfundingų darėm gal kokias 5 sesijas, žinai. Apskritai, sofrologija yra labai geras dalykas. Dažniausiai būna 6 sesijos, nedaugiau. Tai yra vizualizacija ir meditacija. Tu medituoji ir tu vizualizuoji savo tą, žinai, rezultatą, kokio tu labiausiai norėtum. Kad tai būtų tau, žinai, pagalba su išsiskyrimu kažkokiu ten, žinai, arba profesijos keitimu, arba su pasisekimu koncerto, arba crowdfundingo. Tai... O dabar taip turiu tiesiog tokią gal kaip dvasinę mokytoją, kuri man labai padeda, jau 2 metus dirbam ir aš matau per kiek daug per tos 2 metus vidinių blokų kažkokiu perėjau arba juos kažkaip išgliaudžiau ir apšviečiau visus kampus savo viduj, kurie buvo tokie užtamsėję, prikrauti šiukšlių maišų, žinai, išnešiau šiukšlių maišus, nu va tokių dalykų, jaučiuosi, kad pajudėjau biškai į priekį ir pradedu norėti tokių dalykų, kur anksčiau nedrįsau norėti, nu žinai, viskas kažkaip stiguojasi atgal, atrodo, grįžta į vėžes ir tas drąsumas toks grįžta tokio, kur turėjau, kai buvau paauglė, kur buvo įsidingęs kažkur, žinai, visai kita varomoji jėga buvo mano per daug metų, iš tikrųjų buvo stresas ir baimė, kad nepasiseks, reikės grįžti į Lietuvą, žinai, ir čia bus rašyta, you are a failure, tipo, tu esi... Tau nepavyko, žinai. Labai to bijojau ir dėl to labai iš tikrųjų stengiausi. Tai dabar biški keičiasi truputėlį. Keičiasi. Dabar daug ramiau ir manau, kad tikrai galiu eiti į terasą ir čilinti ir nesijausiu kalta. Nu, aišku, ne per ilgai galiu čilinti, bet vis tiek. Daugiau negu. Lietuvių kalbose čilinam. Oi, bleva. Kaip tu sakai, sofologija? Sofrologija. Sofrologija. Čia toks naujas mokymas, naujas, aš nežinau, ar čia yra New Age, aš nemanau, nes tai vis tik yra terapinė iš psichologijos atėjusi kryptis, kur tu gali tapti sofrologu, netgi nestudijavęs psichologijos. Tai yra 6 mėnesių kursas Prancūzijoje. Gali tapti sofrologo specialistu. Sofrologija tai yra kvėpavimas ir vizualizacija. Žiauriai, man labai padėjo, kai aš turėjau išsiskirti ir labai padėjo, kai dabar padeda labai, kai dirbu ties savo kūno išlaisvinimo ant scenos, nes kartais iš juos tokia biškė susikauščius ir tada per prievartą judu, žinai, tas jaučiasi vidinis tokia kova, žinai, tada nebesinori grįžti į sceną, nes jauti, kad tu kankiniesi toj scenai, tai noriu susikurti tokią erdvę scenai, kur man būtų žiauriai faina, viduj, mano kūne. Čia, kaip suprantu, toks metodas, kur jūs nusipaišote tokį idealų variantą ir kvėpuojat į tai ir matote, vaizduojate į kažkas tokio, ar ne? Aš bandžiau, žinok, jos išklausinėti, kaip visą tai vyksta, tai mes kol kas turėjom 5 skirtingus pratimus. Daug yra kalbėjimo iš tikrųjų ir tie pratimai būna dažniausiai tokioj būsenoj, kur tu sėdi arba guli ir tokia vos ne atrodo miegi. Vos neužmiegi, nes na tave taip šneka tau kažką, žinai, tau prašo įsivaizduoti ir tu girdi jos balsą, aš bent jau girdžiu jos balsą ir tuo pačiu metu jau matau sapno kažkokias ištraukas, galvoju, eina savo, Lina, susikoncentruok. Bet taip ir turi būti tokia ta būsena tarp miego ir sąmonės. Tai realiai tu susikuri savo kažkokius tai vaizdus, kurie tave saugumo vaizdus, saugumo tokia pagalbė, į kurią visą laiką gali grįžti, arba tai vaizdus, kuriuose tau gera ir tu juos prijungi į sceną.
Nu, ne hipnozė, bet yra hipnozės dalis truputėlį. Nu jo, man truputį primena hipnoterapiją. Aš kažkokiu Jo. panašiu, prin, tokį panašų principą taikydavau prieš koncertus, kur taip čiut vos nemiegi ir įsivaizduoji, kaip ten viskas praeis ir labai vat, būni su tuo jausmu. Ir dabar irgi kiek klausau jų podcastų apie neuroscience, tai nu, vat dabar nebaigiau klausyti vieną, bet ten kalbėjo, kad manifestacija yra labai lengvas dalykas įgyvendinti. Pirmiausia, tu turi tai, nu, apie tai pagalvoti ir Mhm. reikia įtraukti kuo daugiau pojūčių. Pagalvoji, užrašai, perskaitai tyliai, perskaitai garsiai, eini ir apie tai galvoji, vizualizuoji, nu, žodžiu, kuo labiau, kad tai taptų tavo tarsi nauja realybė ir tu taip vos ne kvantų lypi. Tai labai įdomus toks dalykas. Bet jo, ir kažkaip norėjęs tavęs paklausti. Šiaip, klausant tavęs ir dabar, kai klausau tavo kūrinių, ir šitą irgi tokį labai fainą kūrinį, Summer Nights ir tas klipas, kur jūs taip tūsinate, viskas taip fainiai. Taip atrodo atspindi tą tokį ir tą bendruomeniškumo kažkokią dvasią, kuri tave lydėjo per visą šitą procesą, atrodo. Tai jo, turiu keletą klausimų, bet gal pirmą pradėsiu nuo to, kad tai koks būtų toks idealus kažkoks vaizdinys ar išsipildymas, kaip tu vat, įsivaizduoji, link ko tu judi savo karjeroje ir ko trokšti, bet į kokį įsivilkti rūbą, žinai. Ko trokštų, tai aš turiu tokią vizualizaciją išsigryninus, kad jinai atrodo kol kas labai toli. Ir noriu kažkaip prie jos prieiti, tai dabar visokius būdus bandau, visokių podcastų klausau irgi, vat kaip tu. Bet nežinau, ar to klausiai. Nu, sakyk, pažiūrėsim. Tai labai noriu atsidurti tokioj vietoj, tokioj būsenoj, vidiniai, kur žinau, kad nu, yra du dalykai. Pirmas dalykas, aš visą laiką, kai labai gerai jaučiuosi ir, tarkim, būna kažkoksai hype, energija aukšta po koncerto, dar kažką, ar po geros sporto sesijos, aš matau save dainuojančią stadione. Nežinau, kad ir kaip būtų juokinga, aš visą laiką galvoju apie stadioną kaip Billie Eilish arba Freddie Mercury dainavo stadione savo paskutinį koncertą, kai darė, kai jis pasako, wow, ir visi, wow, Yeah. tokia energija, žinai, tos minios, taip, jinai mane traukia nežmoniškai ir aš galvoju, čia gal iš kažkokio praeito gyvenimo, aš nežinau, kas čia yra, nes tai, ką aš darau kiekvieną dieną, aš nežinau, ar aš iš tikrųjų labai didelius žingsnius darau, kad prieičiau prie šitos svajonės. Bet apskritai susitikimas su publika ir tas toksai vienumo jausmas, kad ir mažoji kameriniai salėje man yra vienas iš geriausių jausmų. Tu nori kuo daugiau šitą išjausti. Net ne salėse. Nori eiti ten, kur muzikos iš vis nėra ir ją atnešti ir būtent naudoti muziką kaip tešlą. Kaip šokį ingredientą, žinai, kur sujungia su žmonėm ir kad visi vat, pasijaučia bendruomenės dalis ar to, vat, tos akimirkos dalis. That you feel that you belong. Net nebūtinai tarp žmonių, bet you belong in general in this planet, on this earth. And you're important. Bet aš mačiau tokį video, kur tu dainuoji, ar ten Alionė kažkur buvo, dainuoji ir visi kartu tavo atitarė. Jo, nu man kažkaip visai lengvai sekasi. Dar iki stadiono nepriejau, bet, nu, tarkim, tokie žmonės kaip Jacob Collier arba Bobby McFerrin, kurie visą savo absoliučiai salę įtraukia ir juos dainuoja ir man tai yra taip nerealu, taip faina ir toks geras jausmas. Jeigu aš galiu šitą daryti kuo daugiau, tai čia mano this life goal bus achieved. Nebemoku lietuviškai šnekėti. Bet žinai, mes su Petunija bekinom Jessica Shy ir buvom Žalgirio arenai, buvo jos pirmas koncertas Žalgirio arenai. Ir aš klausiu jos, ar tu įsivaizduoji iš save čia dainuojant? Ir jis sako, jo. Ir man tai buvo keista, nes aš Žalgirio areną asocijavau nebent su kažkokiais super atlikėjais dideliais, žinai, ir kur man čia nereikia to, nu, žinai, toks biški irgi apsisaugojimas, kad, ai, man čia to nereikia. O Petunija buvo tokia mindset, kad, nu, jo,
Ir jinai, va, čia ką, rudenį dainavo Žalgirio arenai. Savo Geras, va, gabalą matai. prie Vanių, žinai. Tai toks, na, čia tai viskas tolima, žinai. Um, tai, bet kažkaip, man atrodo, tasai momentas, kad dainuoja ir publika atitaria, irgi labai priklauso kažkaip, man atrodo, nuo santykio su savo vietos publika, bendruomenė, kad žmonės jau žinotų, tarsi ko tikėti, žinai, jeigu tu visą laiką nu, tarkim, yra Lietuva tokia mažytė šalis ir ten koks, nežinau, grupė važiuoja į ten tuos pačius kelis miestus ir visi žino, kaip maždaug kas vyks ir žinai, žino tos gabalus ir gali dainuoti, nes yra toks kaip tarsi darinys, kuris ir ciklas, kuris kartojasi, kartojasi, kartojasi. Ir kažkaip įdomu, kaip tą įgyvendinti Paryžiuje. Ar jauti, kad tu ten turi savo auditoriją, kur ateina tie patys vos ne žmonės ir jie kartoja, kartoja, nežinai, čia toks to pačio dalyko kartojimo procesas tarsi. Tikrai taip. Žinok, yra tie tokie ištikimieji klausytojai. Ir labai Mm, smagu, kad jie vis grįžta ir grįžta. Be galo smagu. Tokia kaip mm, ta šerdis, žinai, esminė. Tai mm, ir apskritai, matai, žmonės, kurie tave palaiko, nebūtinai dėl to, kad mintinai tavo dainas žino, bet jiem patinka tas toksai užsidegimas ir ta energija, kurią jie pajaučia koncertų mm. metu. Ir tu matai, kad kai kurie pradeda dainuotis mano dainas Summer Nights ar dar kitą, kur aš tikrai parašiau, niekada negalvodama, ar žmonės dainuos ar ne. Nes šiaip sunku pritarti mano dainas, jos yra labai tirštos su žodžiais. Tai nėra gal labai publikos friendly, žinai, kad taip Jo, jo, jo. dainuot. Bet tai, žinai, gyveni ir mokaisi, kur ir mokaisi. Ir tada Jo. išsiryni, kas man svarbu ir kaip aš galiu, žinai, kurti, kad galėtų žmonės su manim dainuoti. Tai Mm. Okay. netgi tie, kurie nesupranta kalbos. Jo. Jo, visada galima sakyti, ejo, Jo, būtent, nebūtų jo. gabalą. Tai... Ne, prancūzijai žiauriai fani, kai jie su manimi dainuodavo mano tą dainą, kur parašiau senai, draugiai tokiai. Vakarams ir visi vakaram, vakaram. Tai labai smagu iš tikrųjų, kad dainuoja kartu. Mm. Nu, gerai. Jaučiu, kad reiktų po truputį judėti į pabaigą, tai turiu tokių keletą paskutinių Gerai. klausimų. Em, Kaip tu jauti, vat kokią nori palikti, nu, blema, čia toks labai cheesy klausimas, bet, I guess, link ko tavo širdis, žinai, linksta, vat, apie ką tavo muzika turi būti, vat, kur tu nori nuvesti žmonės su tos muzikos egzistencija. If that makes sense. Bet link ko tu vedi ir ar link ko tave traukia kūryba, vat, ką reikia taip išsakyti, kam Kuo paskirsti toliau, geras save. klausimas. Kuo toliau, tuo labiau noriu išsakyti dalykus, išdainuoti dalykus, kurių nedrįstu išsakyti. Mm. Tai kai pradėsiu viską išsakyti, išdrįsti, gal nebebus apie ką dainas rašyti. Tai jo, einu prie tų temų, kurias truputėlį esu gal uždarius, užsklendus. Net jeigu tai yra sunkios temos su labai sunkiais, traumatiškais išgyvenimais, kaip užpuolimai visokie, ar ten, nu, abuzai visokie ir taip toliau, kuriuos mes kaip moteris beveik visos esam patyrusios. Tai norisi vis tiek visas tas temas paimti ir jas pateikti su vilties spalva, su išgyvenimo spalva, su vidinės, žinai, stiprybės spalva, su kažkokia tai vidinė kova, kuri aš žinau, kad aš esu daug ko visko išgyvenus, kaip ir mes visos ir visi, bet aš vis tiek noriu eiti link šviesos. Nesu aš ta, žinai, nepaliestoji, kuri niekad nieko nepatyrė ir čia kažkokia gėlytė, žinai, mums dabar papasakos apie gyvenimą. Žinok, manau, kad visi esame labai žmogiški, žmoniški, su savo išgyvenimais arba savo generation, savo šeimos ir visų protėvių išgyvenimais, kuriuos nešamės, kad tai būtų išsiskyrimai, ištrėmimai, mirtys, savižudybės, tai toliau. Tikrai turim visi apie ką papasakoti ir daug labai temų yra užsklęstų, tai aš einu prie tų temų ir žiūriu, kaip aš galiu, žinai, visą tai priimti, padainuoti,
ir perleis per savo tą šviesos prizmę. Mm. Kažkas tokio. Bet čia grinai yra mano terapinis procesas per muziką. Aš nedarau tai dėl žmonių, darau dėl savęs ir einu su savim susitikti iš esmės. O jeigu Mm. žmonėm patiks, tai labai gerai. Labai gerai. Ir Mm. pirmas albumas buvo Exploration, tas 16 metų, kur šiaip bandymai įvairūs aranžuoti mano dainas parašytas paauglystai. Antras albumas labiau toksai kitimas nuo vaiko į moterį, tas procesas toksai atsisveikinimas su namais, nostalgija Lietuvai ir savo gyvenimo kūrimas kaip nepriklausomos moteris užsienyje, ėjimas per visokios lievus santykius, Mhm. kurie netenkina ir taip toliau, tai labiau apie tai, apie meilę savo, apie meilę savo ugdymą, sakyčiau. O dabar Mm. ateinančios dainos tai yra labai visos įvairios. Turiu dar tų dainų iš praeities, kurių nesu išleidus ir galvoju, kaip dabar jas išleisti, kur jas įterpti, nes šneku apie temas, kurios gal visiškai nebėra aktualios šiandien man ir kaip man dabar nenoriu su jokia daina atsisveikinti. Ir galvoju, kaip man, žinai, pateikti visas šitas savo skirtingas pusės. Tai tokia yra vidinis dialogas, sakyčiau. Mm. Jo, man kažkaip atsiminiau, kaip Rick Rubin, toks prodiuseris, sakė. Jo, The Creative Act. Jo, jo. Ir kažkaip pasakojo, kad atlikėjo, muzikos kūrėjo tokia kaip ar užduotis, ar toks kelio misija, kad vis labiau tapt savimi ir jis pasakoja, kaip jam gražu pamatyti, kaip atlikėjai vis labiau atsiskleidžia ir vis labiau leidžia savo kažką pasakyti, kur anksčiau neleido, kur na, aš turiu irgi tokių dainų, kur jos jau guli kokią šešis metus, kai kurios mažiau, žinai. Ir ten aš net ėjau pasitart su dvasiniu mokytoju, ar galima, žinai, leisti, kur ten yra daina, kur ten dainuoju, kad prakeikiu kažką. Ir ten galvoju, Dieve, ar čia gerai išspinduliuoti tokį dalyką, bet čia irgi, žinai, dalis tavęs. Ir Mm. jisai sakė, kad kūrybo viskas leidžiama. Kaip fainiai, koks gera frazė iš tikrųjų. Nes mes taip save žiauriai cenzuruojam realiam gyvenime. Kad juk pradėsim save cenzuruoti realybėj, ne realybėj, o realybėj. Matai, ką pasakiau apie kūrybą. Kūryboje, tai kas belieka iš mūsų kūrėjų? Ką mes beleidžiam savo? Mm. You Jo. go, girl. Man taip kažkaip atrodė, toks vaizdinys pasirodė, kaip, kai, žinai, kai sprogsta žvaigždė kosmose. Tai jeigu jinai pradėtų save cenzuruoti ir tokia, ai, ne, nesprogsiu. Žinai, nebūtų apskritai mūsų, žinai. Tai, jo. Tai va, gal, jo, turėjau kažkaip ten super dar klausimą, bet... Toks mūsų geras podcastas. Kas klausys 1,5 valandos? Tik tai tie, kurie patys labiausiai susikoncentravę žmonės. Tai, manau, žinai, visai ką susiranda. Aš tą patį galvojau apie savo blogą, kur irgi ten tiesiog sėdžiu ir kalbu kažką, bet vis gaunu žinučių, tokių life-changing žinučių, kur sako, aš gulėjau lovoj, riebalota galva, sirgdama, nieko nenorėdama, pažiūrėjau tavo blogą ir dabar esu jau apsirengus, išsimaudžius, jau noriu eiti į gyvenimą. Tai ne tame esmė, man atrodo, svarbiausia, žinai, vat, jeigu jauti pašaukimą, daryk tai, net jeigu tai atrodo kaip nepopuliarus dalykas, nereikalingas dalykas, jeigu tau vat reikia, žinai, tai jo, aš ir turėjau tokį klausimą, vat, jeigu tavo muzika būtų kažkam skirta, tai kam tu ją paskirtum, bet kažkaip išgirdau, kad tu savo ją skiri. Bet ne tik savo. Aš Mm. labai noriu, žinai, gyveni gyvenimą savo ir galvoju, kaip būčiau norėjus turėti kažkokią tai mokytoją, kažkokią tai merginą vyresnio už mane, kuri būtų man pasakiusi, parodžius pavyzdį, kad galima eiti iš karto į muziką, kad galima iš muzikos išgyventi, kad galiu kurti kažką, kas būtų pastumėjęs, užtikrinęs
palaikęs, kai buvau, žinai, paauglė arba vaikas, kad būtų už rankos kažkas palaikė, vat. Ir neturėjau to žmogaus. Arba taip norėjau, kad mane, žinai, kažkas išklausytų, ar ten būtų galima su kažkuo pakalbėti apie emocijas, nu, tokius dalykus, kur, žinai, ieškai to dvasinio mokytojo visą gyvenimą, kol pats tampi juo savo. Mhm. Tai aš labai tikiuosi, kad mano muzika bent jau duos kažkokį tai mini postumį toms jaunom mergaitėm, kokia aš pati buvau ir man to labai reikėjo ir aš to neturėjau. Mm. Kad paskatins bet kokį žmogų, kuris nori keisti profesiją arba nori grįžti prie muzikos, bet nedrįsta dėl X arba Y priežasties, kurie save nuvertina ir gal nuvertina savo svajonės. Noriu priminti, kad nu, tai yra žiauriai svarbi užduotis, pati svarbiausia. Sau, tai klausyti vidinio to balso, vidinės ugnies ir labai tikiuosi, kad vienu muzikiniu būdu ar per savo dainas, ar per apskritai pamokas, kurias duodu, padėsiu jiems tą ugnelę, žinai, geriau matyti Mhm. ir klausyt jos. Mm. Tai mano tokia misija. Nu va, matai, dėl to Vidinės ir ugnies kalbam. skatinimas. Jo, dėl to ir kalbam 1,5 valandos, nes aš visiškai pritariu šitam poreikiui ir man pačiai to trūko labai ir dėl to ir noriu, nu, ir kūriau savo YouTube'ės channelį ir ten, žodžiu, Substack, bla, bla, kad būtų, žinai, to kažkoks šaltinis, kažkokia būtų erdvė, kur gali atsiremti žmonės, kurie panašiam kely. Tai ačiū tau labai už tą pokalbį. Visus labai kviečiu paklausyti Linos albumo Summer Nights ir dabar jau kaip ir lietuviška versija. Lietuviškai kitais metais, taip, 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 vasaros naktys. Tai va, pasekti Liną, stebėti, kaip jai sekas ir nusiųsti bučkę ir įsitraukti į savo grojaraščius. Ar turi kokį nors palinkėjimą klausytojam? Aš žinok, mes taip įsišnekėjom, aš užmiršau, kad čia bus kitiems žmonėms skirta. It's just you and me. Tai visų pirma, labai dėkoju tau už šitą laiką, šitą erdvę, į kurią mane pakvietei, kurią sukūrei. Labai ačiū tau už klausimą. Nes tikrai išsakiau dalykų, kur negalvojau, kad išsakysiu. Ir tik jeigu kažkam padės ir duos kažkokį tai postumį, tai labai labai linkiu. O ką palinkėčiau klausytojams, tai eikit, pačilinkit saulėj, eikit į terasą. Į Kaziuko mugę. Eikit pasivaikščioti gamtą. Toks geras oras, nežinau ką palinkėti. Jo, mėgaukitės gyvenimu, kiekvieną akimirką. Gerai, blemba, reiks atvažiuoti pas tave į Paryžių viskas. Jo, labai laukiu, labai kviečiu iš tikrųjų. Esu pasidarius labai fainą sąrašą, ką galiu parodyti, kur galiu nuvesti. O, wow! Super bilietas. Gerai, ačiū tau labai, eisiu į Kaziuko mugę. Įsikvėpus šito palinkėjimo. Gerai. Nuostabios dienos ir iki. Iki. Ciao.